Kad kirtimai problema, sako 2/3 apklaustų šalies gyventojų. Sovietmečiu buvo vadovaujamasi rusų selekcininko Ivano Mičiurino žodžiais, kad mes negalime laukti gamtos malonių, mūsų pareiga yra iš jos pasiimti. Nevyriausybininkai sako iš programos matyti, kad vyriausybė ketina ne tik nesaugoti, bet ir neatkurti to, ką sunaikins. Sakoma, kad mes gamtą atkursime tik jeigu kažkas kitas sumokės ES ir tik jeigu pramonė sutiks. Kas parašė miškų ir aplinkosaugos dalį vyriausybės programoje, neprisipažįsta niekas. O Palucko vyriausybės programa esą pataisyta, nes joje buvo daugiau dėmesio socialiniai ir aplinkosaugos pusėms, nei ekonominiai, o reikia balanso. Aplinkosaugininkai gal truputėlį dramatizuoja. Valdančiųjų atstovas nesupranta, kodėl nevyriausybininkai baisiausių scenarijumi vadina siekį valstybinius miškus perleisti iš aplinkos Žemės ūkio ministerijai. Paprasčiausiai galbūt valstybinių miškų perkelimas į Žemės ūkio ministeriją panaikytų tam tikrus galbūt interesų konfliktus, nes šiai dienai aplinkos ministerija, aš kaip kartais pokalbiuose sakau, yra ir teisėjas, ir treneris viename asmenyje. Seimas vyriausybės programą svarstyti ir patvirtinti turėtų ketvirtadienį.